Atskridau iš Šri Lankos. Tai Šri Lankoje laukia 3 savaitės. Su drauge keliausime. Draugis dar neatsiklauso, ar galės filmuoti, paskui sužinosiu. Tai dabar beveik porą dienų dar būsiu viena kol kas. Tai važiuosiu apžiūrėti Negombo pirmiausiai. Kągi vizą tai gavau labai greitai, reikėjo tik tais pasą paduoti, sumokėti $60 ir gavau štampą. Nu jau eilėj sulaukiu, bet dabar ilgiausiai laukiu prie SIM kortelės, nes aš noriu turėti internetą. Tai prie čia iš tikrųjų ilgiausiai bus laukti. Mano pirma nakvynė, tiksliau pirmos 4 nakvynės, tokioj pigioj šiaip vietoj. Šri Lankoje šiaip nebus brangu, tai aš jau spėjau parduotuvę, tiksliau mane mergaitė tokia pavežiojo. Pinigėlių prisikeičiau, piškiai apsirikau, maniau, kad supratau, žodžiu, ne taip, galvo doleris atsiskaitinėsim, o čia, paprašau, čia yra gal 800 €, tai va kiek 5000. Tai dabar nakvynė kainavo pas mane nepilni 13 €, bet čia be pusryčių, tai parsivežiu dėl to maisto. Šiaip tai vieta, nu, tokia ekonominė, bet good, man tenka. Užsisakiau vietiniam restoranėlėje, čia dabar net užsidarinės liūtys buvo, tai gavau vietinio alaus, sakė, čia toks populiarus, tada čia daržovė, kurios pavadinimo net nesupratau, nes tokios mes neturim, su jackfruit, šičia ir vištiena, čia su baklažanais ir su, žodžiu, visokiais kitais gėriais, tai, nu, labai čia skaniai atrodo, pažiūrėsim, kas čia bus. Va, kitas rytas prasidėjo ir turbūt iš čia reikės įsikrausti, nes aš statybose praktiškai gyvenu. Fain labai žmonės, bet reikės ieškoti kitos vietos panašu. Nusižiūrėjau jau keletą, tai sakė, man atiduos pinigėlius, leis persikrausti, tai žodžiu, bandysiu gelbėti miegą atostogų metu, nes dabar, nu, dienos metu sudėtinga, žodžiu, kokį podcastą klausyti per telefoną be ausinių, nes tiesiog nesigirdi per triukšmą. Tai va. Žodžiu, viena iš įdomybių kelionės, nes nežinai kaip bus. Jei pasėmiau savo transporto priemonę ateinančioms 3 savaitėms, jau praėjau pamoką, dar čia truputėlį bendrus dalykus aptarsim, kaip čia kas čia. Nu, žodžiu, fainuolis, žalias tuktukas. Tai dabar tik tai reikia atsargiai vairuoti. Persikėliau į kitą vietą, nes senoji labai remontuojama garsiai, tai šita vieta gal šiek tiek panašiau, bet čia tokia autentiškesnė man gal. Čia labiau tokia, nėra, nei čia labai atnaujinta, o aš čia vis užkliūnu. Ir, nu, bet ką, švari patalynė svarbiausia ir tiek čia to poreikio. Pasėmiau su ta atsicvetainės dalim, nes čia galima ir kavos užsivirti, bet man labiausiai čia žavėjo šita dalis, kad išeini ir va tiesiog taip, kaip žmonės gyvena, tu ir matai. Visur žalia. Dabar, aišku, tos liūtys yra, tai viduje restoranėliai pilnai neveikia. Va, čia yra pas juos ir jie restoranėlį ant stogo turi. Ir jie čia daro, žodžiu, vakarienės ant stogo, taip ir vadinasi, rooftop. Ir su šitu vaizdu, kaip sakyti, sėdim vakarieniaujam, būnam, tai man čia šita vieta labai su. Trumpai pabandysiu apie tuktukų visą patirtį papasakoti. Tai aš truputį apsidairus buvau jau iš anksto, pasiskaitinėjau, klausiausi įvairiausių skirtingų šalių blogerių, kaip jie ką rekomenduoja. Tai tas internetu užsisakyti iš anksto yra, sakykime, toks patogesnis variantas dėl kelių dalykų. Tai vienas dalykas, jiems nusiunti savo nuotrauką, savo nacionalinių teisių nuotrauką, savo paso nuotrauką ir jie iš anksto paruošia vairuotojo pažymėjimą tinkamą vairuoti tuktukams. Nes kito atveju reikėtų važiuoti dabar šiuo atveju į sostinę, į Kolombą, kuri nėra kad labai patogiai. Reikėtų važiuoti į Kolombą, užsisakyti tas teises specialiam ofise, vėl važiuoti, jeigu negyveni Kolombe, kai šiuo atveju gyvenu Negombe, kuris yra truputėlį atstumu nuo Kolombo, ir reikia važiuoti dar kartą jas atsimti. Tai šičia taupomas laikas ir padidinamas patogumas, nes aš atvykau ir jie mano teises, ten specialų pažymėjimą, teises, žodžiu, man padarė. Aš atvažiavau, žodžiu, viską jau turiu. Kitas patogumas tas, kad jie turi
valandos laiko, ar kiek mes ten mokinomės, nu, turbūt kiek reikėtų pamokintų, bet gerą valandą jie skiria apmokinti tuktuku važiuoti, reiškia, nėra taip, kad imk tuktuką ir važiuok dabar kaip nori. Ne, jis labai kantriai mane ten mokino, kaip ten kas ten, man dabar tik daugiau praktikos reikia, kad pati drąsiau jaučiuosi. Tada kitas dalykas, jie, jeigu nori už papildomą mokestį, gali tokią paslaugą suteikti. Pavyzdžiui, yra traukinys, kurio maršrutas yra gražus tarp Novara Elijos ir tarp Elos, bet jeigu turi tuktuką, atrodo kaip yra, nu, ką dabar daryti, noriu traukiniu ir tuktuko nėra kur dėti, už papildomą mokestį, dieną prieš jiem pranešė ir jie atvažiuoja sutartų laiku, pervaro tą tuktuką į kitą vietą, kur tu atvažiuoji jau su traukiniu už kelių valandų. Tai tik tais reikia užsakyti iš anksto. Tai pasižiūrėsim, nes su tuo traukiniu irgi ten yra niuansų, kad ne visom dienom patogu, ten dabar lyg tai uždarė tą variantą, kad išlystum pro traukinį nuotraukom, nes kažkas tai iškrito. Tiesiog. Tai dar aš nežinau, mes dar apsispręsim su draugė, ar mes ten norim, nenorim šito varianto, bet opcija tokia visgi yra. Šiaip čia toksai patogumas, už tai praktiškai turbūt daugiau ir susimoki, ir plus visi draudimai, kasko ten visą kitą, jeigu mano būtų kaltė nubrėžti mašiną ar kažką, žodžiu, man niekas nekainuoja, netgi sakė, jeigu, kadangi bus nemažas ratas aplink Šri Lanką, jie sakė, jeigu kažkas, ten nežinau, kažkokio remonto reikėtų ir aš visgi sustosiu, kad man paremontuotų kažkur tai tuktuką, tai man sakė paimti visas tiesiog sąskaitas, jas parsivežti ir grąžinimo dieną jis man atiduos pinigus, žodžiu, už remontą, jeigu tokio reikės. Aišku, laikom, kad nereikėtų. Tada toliau, šiaip apie bendrai situaciją visą su tuktuku, dar toks juokingas dalykas buvo atsitikęs. Žodžiu, atvažiavo mane paimti tuo tuktuku, kad mes mokintumėmės vairuoti. Ir jis atvažiuoja ir aš matau, kad tas tuktukas toks padroštas gerai, jau ten sėdynės pasilaupiusios. Ir aš taip žiūriu tą tuktuką, galvoju, kaip tau dabar pasakyti, kad aš nenoriu jo, toks, žinau, kaip būna lūkesčiai aukštesni negu realybė. Ir mano tas lūkestis buvo aukštesnis, o aš toks žmogus, kad man yra nepatogu pasakyti. Jeigu matau, kad geri žmonės, šiaip aš kaip sakau paprastai, ką galvoju, bet čia tiesiog geri žmonės paprastai atrodo, kaip čia dabar pasakyti, kad kažkaip ir galvoju, nu ne, vis tiek pasakysiu, ir sakau, aš tikėjausi, kad, žodžiu, bus naujesnis, sakau, jūs rašot, kad 18 metų, sako, šitas irgi 18 metų yra, tipo, gamybos. Nu, žodžiu, jis sako, palauk, aš sako, turiu dar kitą variantą, mes galim važiuoti pažiūrėti jo. Nuskau važiuojam, jis nuvažiavo, išvaro man tą tuktuką, va tą žalėjį. Nužiūriu, koks fainas, tvarkingas, va čia panašiau man į 18 metų tuktuką. Sakau, o tai kuo jie skiriasi? Sako, tik tai išvaizda. Nu ir tuo, kad sako, šitas yra neapdraustas, bet jeigu tu nori jo, aš tada sutvarkysiu draudimą. Ir sako, aš tau jį atvešiu ten, kur dabar tu apsistojai. Ir plus dar ten telefono laikiklio reikia. Tai žodžiu, suma sumarum, sutarėm taip, kad aš jo laukiu, kol jis man viską atveš, mes turim 2 valandą. Sakau, tai aš jam rašau, sakau, dabar jau po 2 buvo 40, sakau, ar tu atvažiuoji, sakau, aš laukiu tavęs. Jisai sako, aš truputėlį užtrukau su draudimu, tai tu palauk, aš atvažiuosiu. Sakau, kada? Nes aš be to telefonų laikiklio, nu iki namų dar davažiavau. Bet kai reikia man dar galvoti kol kas, ar pavarą jungti, ar jau stabdyti, ar gazuoti, dar posūkį parodyti, nu žodžiu. Kol dar mažai tos patirties vairavime, nu man norėtus, kad būtų telefonas priešais akis ir niekur nesidairyti. Negaliu praktikuotis, kol jis man nieko netvežė. Tai žodžiu, jis sako, aš tau parašysiu, kai atvažiuoju. Sakau, tai už kiek čia laiko? Sako, nu aš jau lyg baiginėjau, bet aš paskui dar vietinių klausiu, sakau, kaip čia sakau, su tuo laiku, kur sako, tuoj, o paskui atvažiuoju belenkada. Nu sako, čia tokia kultūra mūsų, sako, čia greit nebūna. Tai žodžiu, turi apsišarvuoti kantrybę su visais laukimais, palaukimais. Kaip ir turbūt pas visus pietiečius, jie čia atsipūtę, ramus, žodžiu, niekur neskubu. Tai tiesiog dabar sėdžiu terasėlėje ir laukiu, prie kompiuterio biškį pasikrapštysiu ir tiek žinių, taip sakant, tai va, tokia ta patirtis su tuktukais. Kaip faina, nauja diena prasidėjo su saulė ir visišku giedru dangum. Toks truputį per rūką gal atrodo, bet pagaliau saulutė išlindo. Good morning. Mano pusrytukai su tuo minėtų vaizdu.
Aš sėdžiu, nevalgau dar, sako, ko laukia, sakaugi šakutės, sako, čia plėšiam, pirštais valgom viską rankom, bet man atneš šaukštelį, kad va šitą padažiuką išvalgyti. Tai čia, žodžiu, yra roti blinukai su kariais pusryčiams. Jūs tik pažiūrėkit, kaip vietiniai džiaugiasi, kad saulė išlindo. Visi kaimynai išsinešė skalbinius džiovint ant saulės, nes kai dabar lygio ir buvo drėgnas oras, skalbiniai visiškai nedžiūsa net lauke. Tai mano skalbiniai irgi šiuo metu dar buvusio apgyvendinimo vietoj palikti, nes jie tiesiog nedžiuvo. Tai žodžiu, visą gatvę yra šiuo metu apdžiausytas skalbiniais. Visi, ką turėjo, užlaikė, žodžiu, visi dabar kaitina ant saulės. Ką su savo geriausiu draugu tuktuku, prieš važiuojant į Eurostą paimti mano draugytę, su kuria toliau tūsinsime Šri Lankoj. Atvykau į Negombo paplūdimį, visai čia gal sakyčiau vykęs sprendimas buvo biškį toliau pavažiuoti, nes paplūdimys praktiškai tuščias yra, tai čia tokiam pagulinėjimui, pasideginimui, pasimaudimui šiaip žiauriai gera vieta. Nu gerai, maudytis tokiose bangose gal nėra geriausias sprendimas dėl saugumo. Bet bent pabraidyti, nes šitoj pusėje yra įlanka, sąsiauris, gal taip sakyčiau, tai ne vandenynas, bet aš jau esu gyvenime turėjus praktikos su didelėm bangom, tai nerizikuočiau tikrai antrą kartą maudytis tokiose bangose, bet labai fainas oras tiesiog šiandieną. Saulė šviečia, va žmonių nėra, aš žiauriai mėgstu tokias vietas. Gyvena viešbučiuose, matyt, padarytos zonos jau su gultais, kad ponams būtų patogiau. Bet, visai šiaip faina tarp palmių ten tipo gulė ir kaip ir gerai viskas. O toliau toks laukinis paplūdimys gaunasi. Va, su savo draugeliu važinėjomės, truputėlį noriu parodyti, kaip atrodo eismas. Čia yra dabar ramu, nes nežinau, ne piko metas, gal vakare čia buvo daug intensyviau, daug daugiau tuktukų kelių, motorolerių, bet taip gal eismą, tai čia toksai yra Indonezijos, Tailando ir Turkijos miksas, nes, žodžiu, šiaip geroji dalis ta, kad jie čia vieni kitus žiūri kelyje, tikrai niekas čia ant galvos nelipa, vieni kitus praleidžia, kas garsiau pypia, tas pirmas. Bet tokių taisyklių kaip nėra. Posūkiai irgi rodai, tik jeigu jau kažkam gali tai rūpėti, kas važiuoja už nugaros. Aš galiu užsiskaityti tikrai vairuotoją, nes mane labai prajuokina, nes turistai kėlė ranką, kad mane sustabdyti. Turbūt galvoja, kad aš taksi. Tai super. Jeigu žmonės galvoja, kad aš taksi automobilis, aš galiu būti vairuotojas. Mūsų namų šeimininkai yra krikščionys, pasirodo. Šrilankiečiai, bet krikščionys. Tai jie čia vakar puošė, mačiau, pasipuošė jau yra ir eglutė. Žodžiu, ir čia šiąnakt prasidėjo advento pirma diena, tai naktį jie pasirodo su ferverkais, pradeda švęst. Pietukus mums pagamino su žuvyte, čia turėtų būti skaitosi skirtingi kariai iš šonų, ryžiai, daržovės ir, žodžiu, tik nepaklausiu, kiek kainuos, bet vis tiek turėtų kokių 5-6 eurų nedaugiau būti. Labai jau vėjuota, saulėlydžio turbūt nesulauksim, nes šitoje pusėje jau lietus ateina. Gal pavyks saulėlydį sutikti čia rytoj, nes šiaip žiūrėjau internete, kad šitoje pusėje labai gražus tie saulėlydžiai gaunasi. Bet šiaip prie jūros yra tas normalus oras, kur įmanoma dar pagulėti, neprakaituoti, nes labai didelis vėjas ar toks gaivus. Žodžiu, pajūry normali temperatūra. Tai va, pas mus antra diena prasidėjo. Antra diena kartu, gal sakykim taip, iš viso jau pamečiau tą dienų skaičių kelintą Šri Lankoj. Tai dabar pusryčių laukiam, pusryčių metas ir užsisakėm spa, iš jo pasirodo atvažiuoja pasimti, nusiveža 75 minutės, skaičiavom pavertus į eurus kažkas 15 eurų, tai žodžiu važiuosim pamėginti, šiaip labai gražus spa su labai gerais atsiliepimais, tai irgi pažiūrėsiu kokį video padaryti, parodyti kaip atrodo šiek tiek. Tai va, tai šiandien tokia relaxą dieną laukia. Pusryčiams gavom blynelius su kariu, balta kavytė, arbūzas. Oras šiandien toks nei tai giedras, nei tai debesuota.
Tai papustryčiausiam ir procedūrintis. Va, ponių atvažiavo paimt ir aš turėsiu garbės pasėdėti tuktuko gale. Va, metam daiktus ir važiuosim. Tai va, žodžiu, keliaujame. Nu, kaip visai jau fainai, kai sėdi ir keleivio sėdiniai, vairuoti nereikia, nes pavaros mano asmeniškai sunkokai junginėjasi, tai su savo tikrai jau poniškai, va, vietinis gyvenimas už lango. Oi, čia kokia graži vieta, labai. Tai mes čia, žodžiu, į spa atvažiavom. Žmonės užsiregistravusios, viską, tai čia mus masažuos, žodžiu. Oi, kaip čia fainai. Sakė, viską duos čia mums. Okay. Oi, kaip čia gražu viskas. Nu, tikrai estetika, tai tikrai fainai. Nu, čia jau taip išmasažavo ir galvą atskirai. Aš dar prašiau, kad, sakė, ir su alijom ar be, sakiau, man be aliejos masažuokit. Tai viską išmasažavo, čia, žodžiu, labai geras pulsas, labai geras. Tai, žodžiu, labai buvo geras apsisprendimas, kad reikia truputėlį įterpti ir spa, nes masažai man yra vienas iš pulso dalyko atostogų metu. Tai va, rekomenduoju ir jums. Taip supranta, čia pas jos dar galima įsigyti visokių aloe vera, mes jau čia radom visokių va, ir avokadų kremų, ir neaiškių pavadinimų kremo, žodžiu, tokie namūdiniai jie atrodo. Aloe vera, čia mums tokių labiau sudominimų, gal sveikatinimai, pavyzdžiui, čia toks nuo artritų skausmų netgi radom. Žodžiu, didesnyse, mažesnyse pakuotėse, čia kažkokie nuo skausmų irgi. Nu, žodžiu, čia tokia miškelėje medicina gal užsiima augalinę. Čia kaip bobutė apsišopinau iš karto augalinių dalykėlių. Tai va pasiėmiau mažiuką pabandymų, čia nepilni 5 eurai gavosi. Čia labai jau kažkaip orientuota į sąnarių ir visokius reumatoidinius ir artritinius skausmus. Dabar nieko neskauda, bet, nu, kelionė dar ilga, turėsiu atsargai, jeigu ką, čia plius neskystis lengviau gabent. Tai va, žodžiu, ajurvediniai, žodžiu, vietų ir pasimasažavom ir apsipirkom visai gerai. Va, gavom kokosus išpjaustus kaip Mickey Mouse'us, tai dabar Mickey Mouse'ų pagurkšnosim. Susakėm, čia toks kaip kombo, tai visko po biškį gausim ir krabų, ir kalmarų, ir krevečio, ir dar žuvytės grilintos, žodžiu. Tai dviems turėtų kaip ir pakakti, gal net ir per daug būti. Čia vietiniai moterytai mus pasikvietė į svečius, sakė, nori mums namus parodyti, nežinau kodėl dar, ar bandys mums kažką parduoti, ar kažką tai, ar mus parduoti. Bet, žodžiu, pasikvietė mus į namus būtinai, nežinau, tai va, tai čia jos namai kažkur, čia visi vietinių namai. Žodžiu, tai va, tai pažiūrėsim, kas čia bus. Sakė, 2 berniukus turi, našlė, tai labai norėjau pasikviesti į svečius. Tai va, mes išėjom, mūsų nepagrobė. Aišku, taip ir kaip ir galvojom, tikslas vis tiek moterytės buvo, kad jie labai čia neturtingai gyveno, tai tiesiog mus pakalbino, pavaišino arbata, pasipasakojo, kaip čia gyvena, apie savo šeimą papasakojo ir, žodžiu, vis tiek viskas priėjo prie to, kad, žodžiu, labai prastai jie gyvena, reikia į parduotuvę nueiti, nėra už ką, žodžiu, tai palikom, nu mums aišku nedaug čia, palikom bendroji sumoje kokius, nežinau, 7-8 eurus, jiems yra visai nemažai. Tai va, tai taip jau čia yra su tuo skurdesnė pasaulio pusė. Mums atrodo nieko, kažkam yra labai daug. Tai šiandien daugiau čia kažko nieko nenuveikėm iš tikrųjų, pabuvom dar biškį paplūdimy ir visas judėjimas prasidės rytoj. Tai dabar ponios įsimaudžiusios jau ir eisim vakarieniauti, nes mūsų šeimininkutė labai gerai skaniai gamina. Tai tiesiog skaniai pavakarieniausim ir rytoj pradėsim leistis į kelią, nes nuo rytojos prasideda daugiau važiavimo, daugiau gamtos. Čia pirmas tokios dienos buvo dabar apšilimui.
truputėlį apsidairimui kaip kur kas ir viskas. O dabar jau judėsime tolyn. Dar vienas rytas išaušo, tai šį kartą gavom kokosų roti susuktą blinelį. Man tai toks primena kaip kokosų drožlis. Lygtai cinamono yra, lygtai kažko šiaip labai skanu. Tai kol dar kavos net neišėšiu nebesulaukiau, praragavau jau. Reikia biškai kalorijų pasistiprinti. Šiandien kelias ilgas laukia, tai va biškai užkandam ir jau lėksim. Tai tuktukė jau susipakavusios sėdam, nes laukia 146 km. Navigacija rodo 3,5 valandos, įtarimą turim, mes be 4,5 ten nenuvažiuosim. Tai nusiteikę kelioniai. Tai va keliam su savo kuprinėmis, nusprendėm, kad gal reikėtų respiratoriaus, nes mes čia tokiais kaimais važiuojam ir čia tiek išmetamų dujų, kad tarpai sunku net kvėpuoti yra, tai baisu įsivaizduoti iš tikrųjų, kas ten į plaučius patenka. Aišku, bus labai su jie karšta, aš dar žiūrėsiu, kiek aš čia ją dėsiuosi, bet oro tarša tai tokia gana didoka yra. Tai mes dabar gana ekstremaliai važiuojam. Į žiedą važiuoju, neaišku, kas pirmas važiuoja, nes nėra tokio dalyko kaip ženklai. Neaišku, kur miestas prasideda, neaišku, kur jis baigėsi, neaišku, kieno pirmenybė kelyje, žodžiu, tai va, smagu, važiuojam toliau. Darome sustojimą, nes jau įveikėm daugiau nei pusę, beliko 60 keli kilometrai iš 145. Miestai labai dideli, pasižiūrėjom ką tik, kodėl nėra tokių net tarpų tarp miestų, praktiškai vientisai ir tik va tokios kartkartėmis atodangos. Aišku, čia ne pati gražiausia atodanga, mes pravažiavom čia daug palmių, giraičių ir taip toliau, bet buvo labai nepatogu sustoti. Tai žodžiu, Lietuvos ir Šrilankos plotas praktiškai toks pat, bet čia 10 kartų daugiau žmonių gyvena, dėl to tas tankis toksai nuolat žmonių, nuolat namų, žodžiu, va maždaug taip. Tai va dabar biškį vafliukų užgraušiam ir važiuojam damuš likusius 60 km. Padarėm trumpą sustojimą, vat gražioj vietoj, visas ežerėlis pilnas lilijų. Nu, dar viena gražia atodanga. Nu, aš čia galėčiau stoviniuoti ir stoviniuoti, čia pusėdinos važiuosim vien dėl to, kad aš sustot noriu daug kartų pafotkinti. Kavos pertraukėlė, bet tokia europietiškos kavos. Darbuotojų, aišku, gal 5 pasitiko su nusilenkimais visais reveransais, bet labai faina vietelė, ten ir cheesecake'ų visokiausių turi, žodžiu. Tai pasiėmiau aš kapučiną karamelinį. Nu, dar šiek tiek peizažų pakeliui. Taip tankiai palmėse paaugę. Per kažkokius kaimus važiuojam. Įveikėm savo 145 kilometrus. Va mūsų šeimininkutė. Gyvos kol kas, labai crazy kelias buvo, bet šiaip ne taip. Vietoj 3,5 valandos važiavimo, važiavom 4,5, čia jau įskaičiuojant degalų pertraukėlę, kavos, nuotraukų, žodžiu, polisio ir panašiai. Tai va dabar atkeliavom į labai fainą žalią vietą, į Sigiriją ir jau turbūt rytoj tik eisime apžiūrinėti Sigirijos kalną. Vykom į savo nuostabią vietelę. Čia mūsų kambariukas, čia nuo uodų apsaugos. Tai šičia dar nebuvo iš tikrųjų iki vonios daėjus. Nu, bet čia toks standartinis turbūt variantas. Tai kambarys labai fainas, bet čia eina kalba labiau ne apie kambarį. Čia mes turime pirmos klasės vaizdą. Pirmose eilėse, čia jau aš nekalbu, kad mes turime toj bendroj terasėliai ryžių laukų vaizdą. Bet tadam, patys Sigirijos kalną tiesiai nuo savo terasos. Nu žodžiu, žiauriai, wow. Aš išsižiau, kad atėjau. Sakė, čia ateina drambliai naktį, čia kas nori dramblius stebėti, tai yra specialiai va tam namukas medyje toks padarytas. Bet kadangi mes būsim čia tik 2 naktis, tai mes turbūt to stebėjimo nespėsim, bet galbūt rytoj važiuosime į dramblių parką jų pasižiūrėti.
Žodžiu, vieta, tai man be proto čia graži ir labai pati vieta tvarkinga, jie čia ir valgyt gamina. Žodžiu, super, puper. Į spa atvykom, čia toks netoli namų, žodžiu, spa ir fitneso kažkoks centriukas atseit. Tai jau nusidarėjom už 850 ir 75 minutės masažuosimės. Tai va, tai mus neužilgo turėtų priimti. Biškai reikia pailsėti po ilgos kelionės. Kol laukiu masažo, dar papasakosiu juokingą įvykį. Šiandien mus policija sustabdė. Panašu, kad greitį viršijo. Važiavau ir 60. Ten greičiausiai buvo 50, tai su greičio matuokliu mane pagavo, parodė, kad sustojau. Įtarimą turiu, kad policininkas arba anglų kalbos nelabai mokėjo, ar pagalvojo, kad su užsienietim čilgai reikės aiškinti, kas čia atsitiko. Jis tiesiog man sakė, you can go. Tai va, nuvažiavau, nei baudos negavau nieko. Tai panašu, kad pirmas sustabdymas sėkmingai praėjo. Tai va, žodžiu, jau pasikrikštėjau, policija sustabdyta, bet baudos negavau, tai dar nacau. Čia su tokiu šaldančiu toniku dar iš galvą išmasižavo. Neblogas, valandą 25 netgi gavos. Tai pažiūrėsim, ar nereiks damokėti. Žodžiu, šiaip, nežinau, labai gerai pailsėjau. Toks bairis, kad nori nusipirkti, jeigu kaime alaus, tavo taip suvinioja į maišiuką slaptai, nes, pavyzdžiui, pardavinėja, bet licenzijos neturi. Tai, žodžiu, pasiėmiau alučio, nes galvoju, dar nėra labai vėlų, norėsiu pagrušnuoti, tai va, taip parsinešiu. Čia sunešė vakarienę, tai čia gavosi. Nu, taip, sako, pavalgysit, bus laimingas, tai, žodžiu, visokių čia rūšių ir karių, ir mėsytės, ir salotos, ir ryžių krūva, žodžiu, ir traškučiai. Nu, žodžiu, čia mus pamaitins, tai taip normaliai. Veža mus privatus vairuotojas į naktinę ekspediciją. Ką tik pabudom be 25, nes 5 valandą turėjom susitikti su vairuotoju. Važiuojam pažiūrėti, kaip saulė teka prie Sigirijo salos. Dar kažkiek tenais priveš, kažkiek lipti reikės ir pakeliui dar pamatysiu pagauti tokį kadrą. Taip, įėjimo bilietą jau gavom 3 centais eurukais. Dabar reikės lipti, kiek lipti nesu tikra, bus matyt. Labai tikiuosi, nebus per baisiai sunku, ką tik pabudus. Nu va, kažkur čia taip pro akmenukus, pro namus visi lipa. Biški kvapą užgaudėm. Kažkur reikia lyst pro uolas. Žiauriai gerai, kad apšviesta iš tikrųjų. Kad nereikia čia su žibintuvėliais klaidžiot. Nuvažiuojant šalta buvo, bet dabar tai tikrai jau ne. Čia vietomis tokie statūs laiptai. Siauri ir statūs. Toliau visi lipam. Biškį kvapą atgaudinėjam. Nu, toliau daros net nebe laiptai, o vien akmenai sudėti. Tai mes šitą atkarpą jau įlipom, čia jau galėsim būti roklaineriai skaitytis, nes tiesiog net žodžiu prasme reikia tą daryti. Bet išėjus vaizdas, nu nieko, visai aš maniau per tos debesis čia blogiau bus. Ir dabar laukiam saulėtekio. Ratėlį gyva. Einam dar tolyn, žiūrėt, kas dar tenai viršuje. Nu, akivaizdu, kad susirinko gamtos mylėtojų būrelis. Nuolatinių sportuotojų ir gamtos mylėtojų būrelis. Reikia išsirinkti dar teatre vietas, kol dar yra turbūt. Kol kas dar tokio
Tas Sigirijaus akmuo čia šone gaunasi mum. Kas pirmas tas užsėmė vietas turbūt. O mes norėdama šustriau galim žemiau tiesiog atsisėst. Nenori, va ten žemiau. Maža ką. Žiūrim, kur čia tas vaizdas geresnis. Ai, nu iš čia tai jo, gal gerai. Žiūrėk. Tai dabar lauksim, kol prašvis. Turbūt taip. Kol kas nieko čia nesimato. Tai va, tai čia už nugaros kaip ir turėtume dabar čia tą nuostabų saulėlydį matyti, kurio kol kas nesimato. Pakyla saulė, bet jinai tiesiog nesimato, nežinau. Tai va, ten yra tas akmuo, gražu viską. Tai va, taip sėdėm, yra ten tokia šipilies drąsuolė, kuri visą ant kraštelio sėdėm, mes taip jau saugiau pasirinkom, saugesnį atstumą. Tai va, nežinau, ko laukiame čia dabar kažkiek oranžinio dangaus, gal kažko tai. Jūratės veidas gal pasitaisys kažkokiu momentu. Tai va, tai žiūrėsim, kokias čia bus dar. Kol kas sulaukėme iki tiek. Kažkiek spindulių gaunam. O. Dar truputį posėdėsim ir jau eisim, nes čia dar reikia kelią visą tą nuo uolų nusliuokt žemyn. Grįžinėjom jau, tai va, dabar šviesoje gulinti miegantį Buda. Miega atsisukus vat į saulėtekį. Tai dalį kelio jau nuėjom kur uolom, liko laiptukai. Tuktukų susirinkimo vieta, čia visus turistus išvežioja. Tai mūsų tuktukas čia. Was good? Yeah, was good. Just a little bit cloudy on the sunset. Tai va, važiuojam atgal. Čia sako, kad toks legenda kažkokia yra, kad Buda meldėsi ir užėjo lietus ir kobra Buda uždengė nuo lietaus. Tai va dėl to tokia čia statula pastatyta. Tie lapeliai, kur prilietė ir užsidaro. Sako, mimoza vadinasi. For what? For what disease? Someone have a pain and come big. Like Swallow. huh? Yeah. When it's And swallowed. boil it Geras. and then with other herbs Nu, pažaist galima. and put it. Bind. Mus dar atvežė čia prie ežero Sigirijos. Tai mes jau pradėjom juokaut, kad ką mes ten naktį lipom, jeigu vaizdas į uolą yra ant žemės ir iš arti. Nu, bet nieko. Labai fain. Ten žmonės lipo, bet mes jau po šito lipimo antrą kartą tikrai nebelipsim niekur. Va, savo vienas dramblys šilina vandenį. Snaudžia. Prieš tai dar pravažiavom vienus, irgi mačiau, vieną šeimyną dramblių buvo. Čia prireikia kelių dalykėlių, tai čia skaitasi prekybos centrai, viską. Čia va vaistinė, kur užeini, du žmonės telpa stovėti, bet vaistinė yra ir maisto, ir pomidorų padažų, ir vaistų, ir pieno. Mes juokam, kad sakom, gal jeigu reikia vaistus išgerti ant tuščio skrandžio negalima, tai iškart gali ir valgyti, nusipirkti. Tai, žodžiu, maždaug va taip. Ir čia maks ką parduotuviai, kokio dydžio gali rasti netoliese. Pasirinkimas nėra didelis, bet pasirodo čia nedidelis pasirinkimas, bet ką reikia eina rasti. Važiuojame į dramblių stebėjimą. Čia privatus turas mus veš tik tai dviese. Tokiam dideliam džipę sėdėm. Su šoniniais čia reikėjo taip su geru laiptu įlipti dar. Tai žodžiu, sakė 3,5 valandos. Jeigu gerai suskaičiavom mums po 35-6 eurus gal gaunasi. Tai privatus dviems va toksai va turas. Žodžiu, pastebėti dramblių, kaip jie natūralioje gamtoje gyvena. Iš šono pasižiūrėti. Tikrai nejuodinėti, tikrai nemaitint, tik pasižiūrėti, kaip jie gyvena.
Ten dar, man atrodo, vienas mažytis yra, kurio nesimato dabar, vat, čia vidurinis vaikas yra, bet už mamos, man atrodo, visai baibis eina. Bet dabar čia per žolės aukštas nesimato. Nu, čia kad peša tuos krūmus, tai peša. O, artėja link mūsų. Štai irgi dar toli nenuėjo. Jo, mūsų vairuotojas šitaip mus nevykusiai daveža, kad mes tik tais visų užpakalius matom, dramblių užpakalius matom. Žodžiu, tiek žinių, va kažkas krūmuose yra ir vienas dramblys ten. Aišku, žiūrovai irgi galėtų jau pažiūrėti ar važiuoja, bet negi. Stovi visi. Va, biškį arčiau gavom, nes jau čia taip sudėtinga su privežimu. Viskas, mes čia nusibodom, jiem nueidinėja tolyn. Nu, atvežė čia mus į kažkokį kalną, lep, nežinau, čia mes tų dramblių užpakalių tiek prisižiūrėjom, kažkas čia dar kažką geriau pamatysim, bet kad jau paleido čia mus, tai jau bandom užkopti. Nuo to kalno, tai čia maždaug taip matosi. Gražu, žalia gamta. Nei dramblio, nei uodegos nesimato, nieko nesimato. Čia kiti turistai badžiuojas. Čia atseit trobelė kiti lipa. Pasižiūrėsim, gal ir mes užlipsim. Nu ką, turas visai nieko. Biški prailgo gal. Ir mūsų vairuotojas nėra labai patyręs, matosi. Tai kiti tai tam drąsesni, ten lenda visur, užlenda tuos savo keliautojus, priveža prie pat vos nedramblio, o mes ten sėdim arba trečioje eilėje, arba matom užpakalius dramblių, arba iš vis nieko nebepamatom. Nu, žodžiu, biški taip, šioilė beilė. Nu, bet taip suma sumarom, tai be abejo įdomu pasižiūrėti, kaip tikroji gamtoje viskas atrodo. Tai va, tai dabar toliau einame į džipą ir važiuosime atgal turbūt jau ir žiūrėsime, ar dar kažką čia šiandieną spėsim nuveikti, taip anksti atsikėlusios šiandieną, tai čia kaip beveikėm visko, taip diena nesibaigė. Sveiki, mėly vaikučiai ir jų mamytės. Filmuojame pirmą ir paskutinį Šri Lankos langas į gamtą epizodą. Ir stebime drambliukus. Jie kažkur čia yra. Turėtų būti. Ar matosi? Nebūtinai matosi. Linkiu ir jums aplankyti šią nuostabią šalį ir pastebėti irgi dramblių užpakaliukus. Bandom privažiuoti dar arčiau, bet turbūt vaizdas nėra kad geresnis. Va ten kažkur, va ten turėtų būti drambliukas. Tai tiek šiame epizode, drambliukų tik tiek ir te pamatysite šiandieną. Gražios visiems dienelės. Nu, pagaliau ir mes ne paskutiniai eilėje. Vairuotojas sako, kad negalim priartėti, nes jie neva nori kirst kelią, tai dabar budim, kol jie užsimanys per kelią eit. Nu, bet čia taip didelė šeimyna jų. Čia jie visai arti mūsų. Kelelis tolimas namo, čia kažkaip labai jau mus veža. Vis dar čia šūnkeliais.
dabar, kad neišgazdintume, labai iš lėto artinamės, bet jau baisinė didelis povas, jau išsigando uodegą nuleido. Nu, klausykit, čia grįžtant namo perliukų pririnksim. Nu, galėtų dar tą uodegytę pakelti, jau labai graži didelį uodegą. Davai, kilstelk. Kaži, čia mums antrą kartą pasiseks. Čia kažkokios tai kurapkos. Kas čia? Aha. Yeah. Yeah, we see that. Nu, bišk pasislėpėjau. Šiai rūkšti nuo mūsų. Vo. Čia dar kažkokių paukštukų matom. Ten irgi liktai. Vienas povas ir kažkokių padrūškių prisirinkę. Tik uodegos neįskleidė. Jo, ar dabar, kai vieni esam gamtoje, girdisi bent jau, kad gamtoje esam. Ten tai bežionė, atrodo. Yra nušakinėje bežionė. Kapovas veikia. Nieko neveikia, uodegą nuleidęs. Pradedame dar vieną kelionių dieną. Šiandieną mūsų laukia apie 90 km atstumas ir savo triukšmingame tuktuke bandysim visą šitą įveikti atstumą. Ir rašo vėlgi 2,5 valandos važiuoti, bet mes stojame į vieną šventyklą, nes man atrodo pagal mano visus planus mes daugiau šventyklų kažkokių rimtesnių ir nebeturėsim, tai bent vieną tokią rimtesnę norisi aplankyti. Ir dabar įvažiuosime į kalnuotas vietovės, tai laikom sukryžiavę, kad tuktukas atlaikytų visas įkalnes, nuokalnes. Tai va, važiuojam. Atvykome į Dambulo šventyklą, čia labai daug turistų, kaip suprantu, važiuoja ir iš Lietuvos, kai veža, agentūros irgi šičia veža, būtent iš šitą. Čia labai su daug fresko, žodžiu, čia yra budistų šventykla, Buda ant viršaus. Ir čia tokia, žodžiu, įėjimas labai įdomus, su tokiais dantim. Žodžiu, reikės 300 laiptelių. Čia parašyta Golden Temple, auksinė šventykla. Žodžiu, pradedam laipojimus. O čia kirpykla tiesiog atsidarius yra. Jokingi kokie. Nu labai čia, turbūt moteriški, vyriški prižiūri. Va tai va, ne tik kirpykla, čia visas spa. Pradeda aiškėti, kur čia tie 300 laiptelių bus. Dar saulė šiandien šviečia, šiaip oras tai geras, bet lipimams tai saulė nėra, kad padeda. Čia kokia viena sušuko senytė. Ui, nuo vaus neužkliuvau. Darom sustojimą dabar ir žiūrim, kad fone Sigiriaus uola matosi. Yes. Va čia yra iš tikrųjų senasis kelias į šventyklą. Be jokių čia laiptų, tiesiog va uola įmilipi. Tai mums čia tie laipteliai yra dabar palengvinimas labai nemažas. Ir tęsim toliau. Čia vietinis mums sako, kad lietuvių nemažai atvažiuoja iš tą šventyklą. Tai gali būti, nes lietuviai, žinau tikrai, kad programuose turi
Šrilankos kelionėse šitą objektą. Nu ir ką, kelnyčių priėjom, čia gal dar kokias, gal man pasiankstinti pirkimą ir nusipirkti reikės. Jūratė jau antras matuojas, matau, patiko stiliukas, viską. Čia biški dustelės, bet medžiai iš tik tai labai įdomus. Nežinau, kas čia per tokia. Nu, iš tikrųjų yra reikalų čia užlipti. Baigės laiptai, paskui prasidėjo status lipimas. Vala. Žodžiu. Pasiekėm taškelį. Nuo čia eisim gilin. Biškičių susifeilinam, ne ten, turėjom nusipirkti bilietus biškiai, netaip supratom, tai žodžiu laukiam bilietukų su čiauriai faina vieta čia, nuo kalno vaizdas. Ir dabar pats įėjimas prasidės va šičia. Į tą toj uoloj, čia tai bus dalinai pastatai uoloje, dalinai išlindę. Ir eisime ten gilin ir įeisime į šitos uolos vidų. Einam į šventyklą, sakė, 1500 skirtingų statulų yra būdas, skirtingomis rankų pozicijomis, skirtingomis kūno pozicijomis. Čia pati pirma yra gulinti būda, kaip ir buvo skaičiušiau, sakau, senų labai freskų yra, žodžiu, šiaip labai sena šventykla. Dar šiek tiek senovinių freskų. Truputį hindų. Ir bandome į toliau. Čia reikia eiti basomis, tai kažkaip buvau paskaičius tą patarimą, kad pasimti su savim kojinytes, bet kažkaip šiandien pakuojantis visiškai iš galvos iškrito. Tai dabar per tuos lapus mes iš tikrųjų basom atkeliaujam. Nu, pavėsiai dar taip nėra labai karšta, tai kaip gal ir nieko. Čia viduje apie 1000 kvadratinių metrų ploto yra šitą šventyklą viduje. Čia, sako, yra tas medis, po kuriuo Buda Nirvana pasiekė visą nušvietimą. Užeit pradedam į šventyklą, kurioje daug tų Budos statulų. Turistų, aišku, milijonas. Va, tai čia gaunasi skirtingam, kaip sakė, pozom, bet aš tokių pat pozų lyg tai matau. Šitą freskos. Net ant nelygaus paviršiaus irgi padarytos, išpieštos. Labai įdomi šitą vietą. Čia labai ryškios freskos, maža labai patalpa. Čia gal ir rekonstruotas kokios, nes neblogai iš čia atrodo, čia gal truputėlį labiau jau susenę. Ir paskutinė jau patalpa, labai maža. Gulintis Buda. Čia truputėlį apibirėję lubos. Nu ir vėlgi ta legendinė statula su kobra, kad Buda taip meldėsi, lyt pradėjo, reikėjo apsaugoti nuo lietaus, tai kobra apsaugoja. Išėjom jau truputį, dabar turistų apmažėjo, tai truputį parodysiu aplinką. Štaip ant kalno iš tikrųjų vaizdingai atrodo, nes mes čia gana aukštai esam, aš nepasižiūrėjus esu tik tai kokiam čia tiksliai aukštyje, bet vis tiek panoraminiai vaizdai tiesiai nuo kalno yra. Ir šitą medžių giraitę ir visas tas kalnas gražiai atrodo. Leidžiamės žemyn. Tai čia truputėlį dar
su panoraminiais vaizdais. Keliaujam. Ką, pasivaikščimas po šventyklą baigėsi apsišopinimu. Ponios ką tik užsišopino savo drambliukų kelnių, skirtingų modelių, aš jau iš vis atrodysiu ten kaip su sijonu. Išsiderėjom, tai dabar jau net nežinau, kiek aš 7 eurus turbūt tas kelnes, nes kelnės laisvos visą laiką neblogai praverčia, ypač ilgai važiuojant, marškiniai, ilgom rankovėm kelnės tam, kad ten nedegtų reikalo ant saulės ilgą kelią važiuojant. Tai va, tai dabar leidžiame žemyn ir jau tolyn pas mus laukia Kandžio miestas. Prie išėjimo tiksliau yra toks reikalas. Tik manom, kad vaizduoja čia, kad eina vienuoliai melstis prie būdos. Būdu nesusifokusuoja. Va. Gražus parkelis. Sustojom truputėlį prie didesnio prekybcentrių užkandukų nusipirkti. Truputį čia krekerių su sūriu užkandom. Ir keliavom toliau, jau nebedaug liko iki Kandžio. Ir ten apsistosim tik vienai nakčiai, truputį apsidairysim ir viskas. Tai va, tai visai kažkaip smagiai važiuojas, nebaisiai daug kamščių. Aišku, crazy autobusų pilna, kaip ir visur, bet bent jau tokio didelio eismo nėra, tai taip visai ir kelias, pati danga kelio nebloga, tai žodžiu visai mums čia gerai važiuojasi. Padarėm sustojimą, nes jau pradedam per kalnus važiuoti. O tokios atodangos visai gražios yra, tai va, tuktuką palikau su visą jūratę. Nu, gražu. Dabar atvažiavome į Kandžio miestą. Nu, mes kai rezervavome, žinom, kad čia bus su geru vaizdu, bet čia vienas dalykas, pradėkim nuo dydžio. Tavrasime, vonios kambarys kokio dydžio ir dušas, nori vonę su vaizdu. Žodžiu, ir aišku, balkonėlis, tai, nu, iš vis nerealiai. Sako, ar jūs norite į miestą, sakau, aš tiesiog noriu būti čia, su šitu vaizdu, nes, ta prasme, aišku, sunkoka buvo čia įvažiuoti, tą kalną buvo reikalų, bet kodėl aš turėčiau norėti išvažiuoti šito balkonėlio kažkur į miestą, kur triukšmas, kur eismas didžiausias. Nu, žodžiu, vaizdas nerealus. Nežinau, kiek čia per tą video matosi, bet iš tikrųjų gyvai labai įspūdingai. Tai va, tai ši čia mums gavosi nakvynė 15 eurų žmogui su pusryčiais, įskaičiuotais jo. Žodžiu, baisiai faina vieta. Va, Kandis vakarėja jau. Tai labą dieną, mūsų šiandien kelionė yra iki Hatono, turim įveikti apie 70 kelius kilometrus, tai mes jau daugiau negu pusiaukelį įveikėm, labai vingiuoti keliai, maniau truputėlį būtų sudėtingiau, bet nieko, normaliai viskas. Kad ir labai vingiuota, bet eismas didelis, kuo toliau, tuo labiau priprantu prie to viso chaoso. Tai žodžiu, kaip ir neblogai viskas einasi, tai šiandieną turim pasiekti Hatoną ir ten būsime 5 net naktis, aplinkui bandysim apsižvalgyti truputėlį gamtos, tai čia dabar bus, sakykime, nei šventyklų nieko, bus tokia grinai gamtos pasibuvimas. Tai va, ir turėtume tokią vilą neblogą gauti, tai žiūrėsim, ką gausim iš tikrųjų, tai ką tik susiskambinau su savininku, lyg tai sakė, okei, viskas ready, tai keliaujam. Nu, dar šiek tiek vaizdų žalių. Čia tokia nebloga mums panoraminė atodanga gavosi važiuojant. Labai jau čia tie krūmai ir batų žali. Kągi įveikėm kalnų ruožą, kažkur čia atvažiavom. Turėtume būti apsigyven kažkur čia su vaizdais į kalnus. Einam pažiūrėti kambarę. Nu, parodysiu, kaip atrodo mūsų vila. Va, užeini. Turime savo balkonėlį su vaizdu. Truputį arbatos laukų per langą matosi. Nu ir vila yra visai nemaža, jinai čia šiaip su 2 kambariais. Čia paskaičiavau kažkas tai mums be pusryčių, bet gaunas 14, kažkas tai eurų, tai dar pasidalinus gaunas po 7. Va, ir mes turbūt miegosim šitam kambarį. Su visais vaizdais.
Tai žodžiu, čia mūsų laukia 5 nakvynės. Kvapai beveik vietiniai, sakai, nu tai nežinau, pagaminau atseit vakarienę, atseit vietinį karį, žiūrėsim, kad gausis kažkaip su ryžiais, gal sunku, kai man čia sekėsi, bet kario įdėta vietinio, kokosų pieno miltelio įdėta, nu, žiūrėsim, kad šį gausi. Tai ačiū, kad žiūrėjot pirmą dalį, pirmą savaitę užsidarė, nuotykius aš tai toliau tęsiu, visą kitą istoriją apie Šri Lanką kitoje dalyje.